20 cm, tik tais labai kompaktiškas kavos aparatas šitas yra. Ar turėtų tilpti pas tave virtuvė? Pas mane virtuvė turėtų, tikrai, net mano virtuvė turėtų tilpti. Sveiki kavos mylėtojai, mano vardas Matas ir šiandien grįžtu su nauja kavos aparato apžvalga. Šiandien susipažinsim su stilinguoju, kompaktišku Melita Solo pilnai automatiniu kavos aparatu. Jei vertinate minimalizmą ir kompaktiškumą ir norite mėgautis juoda ar espreso kava iš šviežiai maltų kavos pupelių, likite su mumis. Bet prieš pradedant, jei patinka mūsų apžvalgos, prenumeruokite mūsų puslapį, spauskite širdelę, palikite komentarą, kokios apžvalgos norėtumėte toliau. Taigi pradėkime nuo to, ką pastebi kiekvienas. Tai šio kavos aparato dydis ir dizainas. Tai yra vienas kompaktiškiausių kavos aparatų rinkoje. Jis telpa net ir mažiausioje virtuvėje, jo plotis tik 20 cm. Kalbant apie dizainą, matote patys, tai vienas stilingiausių kavos aparatų, kuris puikiai tiks minimalizmo mėgėjams. Viskas supaprastinta iki pačios esmės, todėl šiuo kavos aparatu naudotis bus vienas juokas. Įjunkime kavos aparatą. Taigi, keliaukime prie pačios esmės, prie kavos ir kavos skonio. Šis kavos aparatas yra skirtas tiek espreso, tiek juodos kavos mėgėjams. Prieš gaminami kavą galima ją prisitaikyti pagal savo skonį. Štai čia pasirenkame porcijos dydį nuo 30 iki 220 ml. O čia kavos stiprumą yra net 3 lygiai. Tad nesvarbu, ar norite espreso ar didesnės porcijos, švelnesnės ar stipresnės kavos, su Melita Solo gausite būtent tai, ko norite. Na ką, pasidarykime kavos. Beje, nepaminėjau, kavos aparato snapelis reguliuojasi iki 135 mm aukščio, todėl tilps ir mažesni espreso, tiek didesni podeliai. Čia matome 2 mygtukus. Aparatas gali paruošti vieną porciją, tiek 2 porcijas. Tai ypač patogu, kai turite svečių arba kai ryte norite dvigubo espreso. Belieka tik paspausti. Dar vienas dalykas, kuris prisideda prie puikaus skonio – aroma extraction sistema. Prieš plikimą kava trumpai sudrėkinama, todėl atsiskleidžia daugiau aromato, o kava tampa sodresnė ir skanesnė. Na, paragaukim šio skanaus ir sodraus espreso. Tikrai sodrus ir skanus. Keliaujame toliau. O dabar apie šio kavos aparato priežiūrą. Ji yra tokia paprasta ir minimalistinė, kaip ir pats aparatas. Melita Solo kavos aparatas turi lengvai iššemamą virimo bloką, todėl visada užtikrinsite tobulą švarą ir tobulą kavos kokybę. Virimo blokas. Atidarom. Kalbant apie valymo ir kalkių nuosėdų šalinimo programas, kavos aparatas pats praneša, kada laikas jį valyti, jums belieka tik paleisti. Dar geresniam kavos skoniui ir kavos aparato apsaugai rekomenduoju naudoti Melita Pro Aqua vandens filtrus. Tai pagerina vandens kokybę, kavos skonį bei apsaugo kavos aparatą nuo kalkių. Todėl ir nukalkinti jums reikės rečiau. Dar vienas malonus priedas – tai Melita Companion programėlė. Čia rasite naudojimo instrukciją, patarimus, kad nepasimestumėt. Štai ir viskas. Ir ką aš manau apie šį kavos aparatą. Jei jums svarbus minimalizmas, kompaktiškumas ir ieškote gero espreso ar juodos kavos, šis kavos aparatas būtent jums. Ačiū, kad žiūrėjai. Nepamiršk prenumeruoti mūsų puslapio, spausk širdelę, palik komentarą, ką manai apie šią apžvalgą, o galbūt kokių norėtum ateityje. Taigi, iki kitų. Melita Solo.